Na ką, įvyko šiek tiek pasikeitimų. Opa, turim perdangas. Gaila, negalėjau dalyvauti pačiame procese, kai jas dėjo, bet dabar galėsim pasižvalgyti, kaip čia viskas atrodo. Turim name pavėsį, kurio taip trūko per karščius. Kaip geras. Šiuo metu tai atrodo lubos labai aukštos, bet natūralu, nes dabar dar nėra stovima ant nulio, žemiau nei nulis. Tai ką mes čia turim tokią trumpąją perdangą. 1, 2, 3, 4, 5. Virš laiptų dėjosi toks metalinis dalykas, apie kurį gali papasakoti Tadas. Kas čia dėjosi? Welcome to my crib. Gali papasakot? Kur? Aš dabar galvoju, kodėl tu sakai 1, 2, 3 ir 5. Tiek suskaičiau. O kiek yra? O tai kiek tu suskaičiau? Tai aš sakiau maža ir po to didžiosios skaičiavau. Ir 5 suskaičiau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, supratau. Nežinau, gal kad sujungta buvo. Nu tai gali papasakot, kas čia virš laiptų dėjęs? Nu tai sija va metaliniai, kurią atsirėmė perdangas. Turim tokią siaurutę ir tada visos perdangos. Čia dėjosi metalinė sija. Tai čia turėsim laiptų zoną. Na ką, užsiropščiau. Vaizdas iš viršaus. Tai turėjom tarpus, kuriuos reikės užbetonuoti. Ir čia dar. Tai tam, kad pasiruošti mūryti antrą namo aukštą, reikės dar nemažai padirbėti. Turim jau ir paruoštas angas komunikacijom. Čia tiek vandeniui, tiek kanalizacijai. Na ką, ir vėl vyko darbai be manęs, tai dar praeitą savaitę buvo išlietas garažo žiedas. Čia va matyt. Čia tada. Ir čia dabar iš baldinių plokščių. Sakė, šitą nefilmuot, nu bet yra kaip yra. Plokščių uždarimo. Čia irgi dar yra žiedo dalis garažo zonoje. Ir jau turim laiptus, tai tuoj parodysiu. Tai ką, turim betoninius laiptus. Penktadienį juos surinko, vakar subetonavo. Tai šiandien dar 3 kartus palaistėm. Planas toks, kad bus laiptų apačia uždaryta, čia bus sandėliukas, durys. Turėsim tokią dar vieną pagalbinę patalpą, būtent svetainės zonoje paslėpti visokius įvairius daiktus, ten šluotas, galbūt roboto dulkių siurblį ir panašiai. Tai va. Šiaip darbus vyrukai liko viskas tvarkoj, greitai. Ar kokybiškai paaiškės vėliau. Šiaip turim nuotrauką būtent, kai buvo sudėtos armatūros, tai tada sakė, kad gana tvirtai tiek prisivirno prie viršutinio to metalinio balkio, tiek į sienas įgręžė, tai turėtų viskas būti neblogai. Vienintelis minusas, kuris man labai nepatinka, tai kad čia dirbę vyrai rūkė, tai dabar jau taip vaikštant galima rasti nuorūkų.
Iš mūsų nieks nerūko. Kol kas irgi žmonės, kurie padėjo irgi nerūkė, tai labai taip liūdna, kad statybvietė vis tiek nebus kažkokia labai švari, bet kad kiti mėto bele kur tokius dalykus. Tai bus 20 laiptukų į viršų. Laiptukų aukščio nepamenu, lyg tai 17,5, dar dėsis vis tiek medinė plokštė ant viršaus. Apsidirbs gražiai. Bus kur laipioti, bet, 2 aukštų namas, tai nėra ko tikėtis, kad būtų kitaip. Tai va, užsidarinėja po truputį tarpai. Tikslas per šią savaitę užsibetonuoti ir pradėti mūryti 2 aukštą. Tai kadangi savaitgalį ilsėjomės, tai darbai truputį buvo sustoję. Ir šiaip darbo dienom turėjom daugiau pagrindinių darbų. Bet po truputį viskas juda, šių metų planas susimūryti 2 aukštą, kaip seksis taip. Stogo nedėsim, langų nedėsim, nėra tikslo labai skubėti. Tai tiek. Na ką, beveik 18 valanda ir jau turime beveik baigtas 3 sienas pirmos eilės. Tai sekasi po truputį. Galbūt nesigauna taip preciziškai, kaip norėtų Tadas. Bet po truputį judam, tikslo link. Tai šiandien Tadas turėjo neblogą treniruotę. Tiek blokelių sukilnoti. Tai primenu, kad blokeliai sveria apie 18 kg. Blokelius turime 2 aukšte, tai nereikia jau čia kažkur kilnotis, bet vis tiek. Pasimt, sulygiuot, sudėliot. Tikrai nėra lengva. Tadas dabar žymi langų angas 2 aukšte, kad žinotų, kiek čia reikia mūryti. Tai šiandieną, manau, pabaigs ir 4 sieną. Čia langai nemažai išsimes, tai manau, viskas bus neblogai. Sveiki, na ką, senai lankiausi čia. Paskutinį kartą buvau rugsėjo 24 berods, o dabar jau yra spalio 29. Tai kiek pasikeitė apranga, šiandien visoka, tai jau su žieminiais rūbais, žieminės striukės, žieminiai batai. Tai šiandien atvažiavau pažiūrėti, ką veikia Tadas. Tai šiandien toks neblogas oras, nelyja. Nėra labai šilta, tai pagrindinis darbas, kurį darė šiandien, tai betonavo sąramas 2 aukšte virš langų. Tai tuo ir parodysiu. Dar likutis kitom sąramom. Sienos šiek tiek perdrėkė, nes tikrai buvo nemažai lietaus. Kai paskutinį kartą buvau, kai Tadas mūrijo 6-7 eilę. Šitą kamputį atsimenu, kad filmavau. O dabar jau turim 1, 2, 3 sąramas. Ir dar liko 1, 2, 3, 4. Tai liko dar didesnioji dalis. Tai šiais metais turbūt bus paskutiniai darbai, nes orai tikrai nebelepino. Ir
neleidžia dirbti taip, kaip norėtume. Tikrai nežadam šaldytis ar aukos sveikatos. Pasibaigsim šitus darbus, užsidengsim blokelius ir paliksim viską žiemoti. Taip pat šiandieną užsibetonavo ir plokščių tarpus. Kiek matau, kad irgi dar ne visus, dar liko ten. Po truputį darbai juda, bet jeigu taip žvelgiant, kad manęs nebuvo daugiau nei mėnesį čia, tai Tadas irgi turėjo progų tik tais retus pusdienius atvažiuoti čia ir pasibaigti darbus. Tai sakyčiau visai neblogai su minimaliais laiko resursais. Pavyko tikrai nemažai patiems pasidaryti, tiksliau pačiam Tadui. Tai šiandien dar Tadas nusprendė surinkti saramų klojinius. Jeigu nebus labai šalta ir nesušalsiu, tai pavyks man tai nufilmuoti. Principas labai paprastas, toks pats kaip ir darėm anksčiau. Daroma iš medinių lentų. Dedasi vamzdeliai, ilgasriegiai. Viskas susisuka, susitvirtina, užsipila betonu, sustingsta ir turim saramą. Galbūt darbo daug, bet mes nusprendėm saramas lietis patys, ne gamintas užsisakinėti. Bet piniginių atžvilgių tai pasitaupys šiek tiek pinigų. Po truputį ir dėliojam. Tai nemažai darbo laiko reikia skirti nusigramdyti lentas, nes naudojam senasias. Jeigu dirbtume su naujom gražiom lentom, tai darbas vyktų kur kas greičiau. Bet tikrai nenorime, kaip sakant, medienos mėtyti į šonus. Ir naudojam ne kartą ir ne du. Ir tik tais leidžia galimybės. Tai va. Čia jau padaryti dugnai. Norėtųsi šiandien ir daugiau pafilmuoti, ir daugiau pakalbėti, bet nuogais pirštais iš karto taip gelia. Tai čia yra aplinkui manančių, kad galėtume dar šiais metais ir žiedą išsilieti, bet mes vis dėlto esam nusprendę, kad sveikata pirmoji vietoj. Mes nelabai ką išlošim šitoje vietoj, kad žiedą pasidarysim. Vis tiek viską dangstysim. Tai kitais metais pagerės orai, atšils ir tikrai kibsim į darbus. O dabar tai ar tas kelias dienas sušalt ir po to pusę mėnesio gulėti lovoje nėra verta. Ir nors šiandien dalyvau, kai betonavo saramas, bet čia tokį prietaisiuką pasigaminę, čia dabar tik šniūras šiek tiek susisukęs, tai būtent tam, kad iš apačios keltų kibirus, kad nereiktų čia vaikščioti ratais kvadratais. Ne, tai per ratuką dvigubai lengviau, kai du ratukai uždėti. Labas rytas. Sekmadienio rytinė saulutė taip teigiamai nutikė, kad galvom atlėksim porai valandų nuimti saramų šonės lentas, bet kol atvažiavom oras taip supjūro. Visai čia nėra smagu.
Vėjas, rūkas, dargana. Tai greitai pasidarbuosim ir keliausim atgal namučių. Tai labai didelių pasikeitimų šiais metais nepamatysim, nes likę darbai yra tokie, kad išsiardyti likusias sąramų lentas nuo tų, kurių galima, nes dar tų paliksim dugnus, ir užsidangstyti blokelius, paruošti žiemai. Nes jau orai tikrai negerėja, tai šiais metais nebeplanuojam nieko daugiau daryti. Nors yra skatinančių dar mūryti ir panašiai, bet nesinori šalintis rankų. Labai stipriai šitoj vietoj kažko neišlošim. Tai tiesiog reikės viską paruošti žiemai. Tai va čia yra skylės, tai kad užsidengt, kad nepribėgtų daugiau vandens, neprisnigtų. Kad jiem po žiemos nesutrukinėtų blokeliai. Viršutinės eilės, pirmam aukšte palangės. Tai jeigu būsiu, kai Tadas darys tokius darbus, tai dar nufilmuosiu. Šiandienos mini darbeliai, tai išardėm 4 sąramas. Nusprendėm lentas nemesti į pirmą aukštą, nes vis tiek reikės dar daryti žiedą. Tai toks truputį bardakėlis čia. Ir pabandėm uždangstyti palangės. Čia kol kas laikini variantai, nes dėsim tą lentą, kuri viršų yra. Geriau prisispaudžia. Svarbiausia, kad nepribėgtų tas didžiasias skyles. Vandens ir jis neužšaltų. Šįkart nusprendėm lentas iš karto nusivalyti, kad stipriai nepridžiūtų ir kai reikės daryti žiedą, bus, kaip sakant, maloniau imti lentas, nereikės papildomai vargti. Su laiku ateina ir išmintis. Gruodžio 31 diena, 2023 metai. Baigėsi. Atvažiavom atsigerti arbatėlės, apžiūrėti namą. Turim tokią situaciją, kad turim žiemą, be sniego, be šalčio, su daug drėgmės, o ta drėgmė dar kaupiasi pas mus. Perdangose ir blokelių siena pašlapus. Kol nėra didelių šalčių, kaip ir nieko blogo, bet šiaip tai negerai. Tai kol manęs nebuvo, tiksliau, ko aš nesilankiau, kai buvo atliekami šie darbai, tai užsikalė langus. Tadas pasikabino lemputės tokias galingas. Atsivežė medienos. Turim šildytuvą. Ir planuose yra gamintis. Ką gaminsi? Dvitėjinės sijas. Dvitėjinės sijas. Jeigu viskas seksis gerai, tai galbūt ir įamžinsim, kaip tas procesas vyksta. Tai bent jau garažą tai planuoja Tadas daryti pats, o kaip virš būtent namo dalies, tai bus matyti.